Sveiki, mano vardas Ivona Mrusokienė. Aš esu kosmetikos gamybos įmonės savininkė. Mes gaminam kosmetiką tiek savo 2 prekių ženklams, tiek vykdom užsakomąją gamybą. Mano kelionė į tą verslo pasaulį prasidėjo prieš 15 metų, kai į Lietuvą iš kaimyninės Latvijos atkeliavo glicerininio raikyto muilo kultūra. Atėjau į įmonę dirbti kaip samdomas darbuotojas. Netrukus, ne per pilnus metus, mes tą įmonę su vyru nupirkome. Nupirkome patį konceptą, prekės ženklą bei parduotuvių tinklą su esančiais ten darbuotojais, baldais ir visą, sakykime, tą istoriją iki. Turiu pripažinti, kad tas kalėdinis laikotarpis versle yra pats intensyviausias. Dėl to, kad visi visur skuba, ieško kalėdinių dovanų, nepaslaptis, kad tikriausiai mes visi gaunam kažką iš kosmetikos gaminių per kalėdas savo kalėdinėse dovanose. Tikriausiai yra dažniausiai manoma, kad finansavimas yra skirtas augimui. Mano atveju finansavimas buvo skirtas, sakykime, tam stagnacijos laikotarpiui ir tam, sakykime, laikotarpiui sunkiam visiems tuo metu, tai yra karantinas. Pagalba buvo skirta išlaikyti tam, ką turėjome iki šiol ir tam, kad nesustotume. Aš manau, kad žmogus, jeigu jisai turi idėją, jis privalo ją auginti, nes kitaip nebūtų to entuziazmo, nebūtų to gyvenimo skonio. Ir jeigu ją labai stipriai tikėti, tai tiesiog reikia resurso ją įgyvendinti kartais. Kodėl verta kreiptis? Nes tai yra vieta, kur galima gauti tą paskolą, paramą mažiausiais kaštais. Bet būtent tavim turi patikėti, vėlgi pristatyti savo idėją, turi tokią, kad jinai būtų verta to finansavimo. Jeigu žmogus tiki, tai jis privalo daryti. Daryti, kada reikia, tą, ką reikia ir nepriklausomai nori to ar nenori, tiesiog daryti. Be abejo, riziką reikia paskaičiuoti, bet daug kas priklauso ir ne nuo mūsų pačių. Svarbiausia tiesiog atsistoti ir vėl patikėti į save, į savo jėgomis ir turėtų pavykti.